Kiekvieną pakalbins, paklaus kaip sekasi ir visais įmanomais būdais padės spręsti kilusias problemas. Taip galima apibūdinti metų socialinio darbuotojo vardą ir premiją pelniusią Ingą Mikalauskienę. Viliaus Gaigalaičio globos namuose moteris dirba jau daugiau nei 30 metų, iš kurių 19 socialinė darbuotoja. Visą laiką turbūt širdim jaučiau, kad noriu būti su žmonėm ir dirbti dėl žmonių. Kažkoks toks poreikis, tas veiklumas, nesėdėjimas vietoje. Kartais sakau, tas stresinis darbas mane tikriausiai veda į priekį. Kuo daugiau streso, turbūt tas adrenalinas prisigamina ir daugiau padarai, ir daugiau minčių, kažkokių idėjų atsiranda tas kūrybiškumas kažkoks veikloje. O veiklos Ingai tikrai netrūksta. Ji ne tik kuruoja kitų kolegų darbą, vertina gyventojų poreikius, bet bendrauja ir su jų artimaisiais, dalyvauja įvairiuose moksliniuose tyrimuose, aktyviai prisideda prie socialinio darbuotojo profesijos autoriteto didinimo. Tačiau labiausiai širdis džiaugiasi tada, kai pavyksta suteikti reikiamą pagalbą. Tai naujai atvykę gyventojai dažnai būna ir gyvenimo nuskriausti, ar kažkiek apgauti, visokių situacijų būna, tai jiems sunkoka iškart pasitikėti žmogum. Tai va tas pasitikėjimo jausmas, kad jie atsiveria, išsipasakoja, tai irgi labai džiugina. Jaunystėje svajojusi apie choreografiją, globos namuose Inga veda šokio ir judesio užsiėmimus. Jie, pasak moters, gydo ne tik kūną, bet ir sielą. Užsimezga tas bendradarbiavimas, bendrystė su kitais gyventojais. Ir žinoma, per tos užsiėmimus tai gyventojai labai pajunta tą artimesnį ryšį su tais, kurie veda užsiėmimus. Pas mane ne tik šokiai, bet ir kitos veiklos. Tai negaliu sakyti, kad tik tai su manim, su visais socialiniais darbuotojais užsimezga ta bendrystė. Jie patampa atviresni, išsipasakoja, o kai jie atviri, tai mums lengviau teikti jiems ir pagalbą. Darbuotojos įvertinimu džiaugiasi ir Viliaus Gaigalaičio globos namų direktorius. Pasak jo, tai ne tik asmeninis Ingos laimėjimas. Apdovanojimas kelia ir įstaigos prestižą. Per kelis metus iš tikrųjų matau ne vieną turbūt veiksmą, kurį galėčiau įvardinti kaip sieki ir pačiai asmeniškai tobulėti ir siekti pridėtinės vertės įstaigai. Tokie žmonės dirbdami kelia įstaigos prestižą. Tai yra tikrai svarbu. Tai galiu tik tai pasidžiaugti, kad tokiam žmogui yra suteikta šita premija ir palinkėti nesustoti ties tą premiją.